3 valandas kepim, bet vis tiek turim šašlyką projektą, kad galima iškepti. Turim įrodyti. Kad galima. Dedam ar ne paaukštinimą. Kobo žiedą, paaukštinimas, taip jis vadinasi jisai. Dedam šašlykus. Turim tik 2 iešmus, kadangi visi privalgė ir taip labai sotus. Čia galima įdėti 4, aišku, gal kitus, netgi 5 mažesnius. Tiesiog dedam dangtį ir laukiam, kol šašlykas pakeps. Aš sakiau, uždėsim ąžuolo drožlių šašlykų, bet žinok, neradau. Būna gyvenime, radom geresnių. Alyvmedžio mediena yra turbūt Ispanijoje, pietų šalyse pati populiariausia. Tas vienas dalykas labai prabangus medis, antras dalykas labai gera spalva ir visa Ispanijoje nors primelės iki ten visų žuvų. Būtent alyvmedžių rūbų. Pagerinsim skonį dabar. Mes dabar nukeliam. Palaikau ieškus su tokiu saujelę. Va. Mėsytė turi būti rausva. Smagu turėti reikalą su profesionalais. Ir jeigu man kažkas dabar atneštų šašlyką ir sakytų pasakyk, kur iškepta, sakyčiau šašlykiniai. Ir dar geras meistras. Dar geras meistras ir dar gal sakyčiau, jom galvo tametė alksnių drožlių. O čia alyva buvo. Alyvmedis, tiksliau ne alyva.